Ir tu turi dalyvauti aktyviai. Privaloma čia? Kalbų nėra, beveik jau. Tada čia paklausysim. Kaip? Kaip sakė, reikia problemą sugalvoti dar pagaliau. Šiaip matai teoriškai, žinai, tai vienaip atrodo gyvenime realiai, tai žmogui, kuo mažiau grupiai, to jam daugiau, žinai, daugiau dėmesio individualiai gali gauti, pats individualiai daugiau gali dalyvauti. Tai tu gali pradėti aš čia susitvarkysiu, žinai. Girdisi normaliai nevesta? Nu ką, tai nori konsultacijas. Tema kokia pas tai, aktualiai kokia? Nu, pavyzdžiui, nuo darbo galima. Nuo darbo? Kas per situaciją ten? Darbe? Vat turiu tokią biškį kartais baimę. Nu tada vis tiek reikia biškį pasakyti, žinai, dar tokie būtini yra statistiniai duomenukai. Kiek metų to? Kiek tu tam darbėje dirbi? Daug dirbu metų, apie 28. Oho. A darbas kas nepaslaptis? Ne, Koks? kirpėjas. Aha. Ir turi baimę? Ne, dėl darbo neturiu baimę, bet kitą kartą scenos tokią baimę turiu. Ai, viešo elgesio, viešo kalbėjimo, sociofobija dar vadinama. O, taip yra, viešo elgesio. Mes apie tai kalbėjom. Ką tu žinai pati apie tai, apie šitas baimės, ką tu pati apie tai žinai? Čia man irgi, aš biškai komentuoju, žinai, matai, kad aš klausiu, ką žinai, kad man nereiktų kištų žinių, kalbėti to, ką jinai galbūt jau žino, supranti? Kiek tu susipažinus iš tą temą problemą? Ne, tai žinau, nelabai susipažinus, nelabai daug kalbėjus, bet žinau, kad pirmos 5 minutės sunkiausia, po to perėjai. Gerai, tada kitas bairis. Kur, kada tu su to susidūri, kur tau tai pasireiškia? Būdavo vedant seminarus. Kaip? Būdavo vedant seminarus. A, kaip apie kirpimą, pavyzdžiui, ne, pagal profesiją. Tai apie tai, žinių kokių, kodėl, kas, kai iš kur ta baimė? Žinių turiu. Nu, kokių, kaip pasakyti? Nu, žinių turiu, kad vest galiu, bet vat, perlit per save, kad vat, būna sunku. Gerai. Žiūrėk, šitas dalykas labai dažnas ir man irgi per konsultacijas dažnai tenka šitą dalykų kalbėti. Dalykas iš tikrųjų, kai jau biškai taip dažniau su to susiduri, žinai, nu, kaip įgūdį jau kai tame turi, tai lengvai iš tikrųjų suvokiamas ir sutvarkomas iš tikrųjų dalykas. Lengvai, žinai, aišku, žmonės skirtingi. Pirmoji eilė, tai principas yra koks. Man, sakykim, darbą ir konsultavimą, dar matai, šiaimas, dar sekančias temas, kuris buvo daryti, ten, žinai, psichologija. Susipažinti reikia. Principas yra tipo kognityvinis, dar galima sakyti. Per protą, per suvokimą. Tai reiškia, kad tu pirmoje eilėje turi suprasti tai, ką tu nori sukontroliuoti, tu turi suprasti. Išmanyti, kaip tai vyksta. Tai paprasta logika, tu kad tai savo specialybė. Kirpti gerai žinotum, kas nematai ir seminarus darai, kam tu darai. Kad žmonės gerai tą dalyką išmanytų. Tada jie gerai atliks ir išmanyti. Santechnikas, mechanikas, mašinas, chirurgas ar kas, jis turi gerai išmanyti viską. Tas rytį, tada jis ją gerai. Čia lygiai tas pats. Tu nori susitvarkyti šitą situaciją. Tau reikia kuo banaliai automatiškai, reiškia. Tau reikia tą, kuo geriau išmanyti. Kaip vyksta, kodėl vyksta šitas reikalas. Tai šitą aš suprantu. Tai matai, kad per supratimą tai ir vadinasi, per suvokimą. Tai principas yra tas, tai pirmoji eilė, tai jau prasideda, ką tu turi įsisavinti. Mes esam kolektyvinė būtybė. Kolektyvinė. Žmogus yra prigimtim fiziologinė beždžianoidas, dvasinė prigimtim vis tiek sielas irgi kolektyvinė būtybė. Reiškia, mes esam priklausomi nuo kolektyvo. Automatiškai, ką tu čia kalbi, tai automatiškai šitas dalykas vadinasi menkavertiškumo kompleksas. Dar vadinamas. Nepasitikėjimas savimi banalus yra. Grubiai kalbame, menkavertiškumo kompleksas. Iš kur tu jį gavai automatiškai, tu sužinoti. Pirmas faktas tai yra, kad suvoktum, kas atsitinka. Kas atsitinka, kai žmogus taip įsigasta, bijo elgtis viešai. Jį stebi, jam instinktai, tau veikia instinktai. Supranti, tu protų, pavyzdžiui, pagalvoju, protų, žinai, mes skirstam pasąmonę ir sąmonę. Operatyvusis protas, pasąmoninis protas, automatišką veikimą.
o tau automatinis protas sako, tu paėtų, kas, tu čia nieko, ką tu čia nesąmonė, supranti? Na, kai reikia daryti, įsijungia automatinis, tai instinktyvusis mes vadinam protas, pasąmoninis protas įsijungia, supranti? Paskui susilieja, supranti, jau paskui susilieja, tu jau stebi aktyviuoju protu, jeigu patiki tuo, kas vyksta, tu stiprini tą programą, bet matai, va tema kokia yra. Pirmą kartą, visą laiką mes sakom, žinai, mes esam pas mane ir daug tų kalbėjimų, žinai, apie menkartiškumo kompleksą, nes yra ypatingas reikšmės psichologija šitas dalykas. Tai pirmoje eilėje reikia gražiai savo įvardinti, kad menkavertiškumo kompleksas yra sveika ir natūrali smegenų funkcija. Sveika ir natūrali, normali. Jos tiesiog negali nebūti pas žmogų, dažnai ne pas gyvūnas. Jis tik kitaip reiškiasi, hierarchinis vadinamas instinktas. Tai va, sveika natūrali funkcija. Tai reiškia, kai tave gaudo tą baimę, tai yra sveika ir natūralu. Suprantate? Bet tu esi kūno ir proto šeimininkė. Matai, ir situacijas nori būti šeimininkė. Tu esi žmogus, tu nesi gyvūnas. Tu nenori elgtis taip, kaip tau siūlo instinktas. Bet tu dabar va čia sėdėdama turi suprasti, kad tavo smegenys ir kompiuteris veikia teisingai. Suprantate? Vien jau čia tu turi padaryti taiką su savimi, su savo galva, su smegenimis ir nepradėti savęs galvoti, kad tu aš kažkokia nenormali, gal kažkokios baimės patologinės, dakas. Suprantate? Tai yra sveikas, normalus smegenų veikimas. Tas pats lygiai toks pats smegenų veikimas, o kaip tu eisi užlipsi ant stogą ir norėsi prie kraštą ir tai baimė ima. Nori varyti per kelią, kur mašinas lėkia, tai baimė laiko. Į ugnį ranką kišinė, tai baimė. Lygiai toks pat veikimas. Tai reiškia, matai ką sakom, tiesioginė čia ta prasme, šitas instinktas tai nori apsaugoti. Nuo ko jis dabar tai nori apsaugoti? Jis tau sako nesielk, nelipk iš ten. Sėdėk, tyliai, ramiai. Viešasis kalbėjimas, mes seminariukus darydom tokį, žinai, menkartiškumo kompleksą ir tą jo pabandymus sulaužyti, matai, sulaužyti jį galima. Ir paprastas pavyzdys, kai žmogui davai atsistok, žinai, aš kalbu, žinai, prieš salį, tu dabar skotik ir atsistokas prieš salį ir kalbėti. Kol sėdi kėdė, tu man nieko, tik stotis reikėti jau. Iškart jį gauda, atsistojęs, kas vyksta, noriu bėgti, jau greit, jau pabėgti nori, jau pabėg, ar atsisėda tik atsikvėpia. Kas vyksta, matai, kas buvo, tai kas čia dėjasi, kas vyksta tau galvoju, ko čia dabar, kas tave ten dėja, gal bėg. Lygiai tas pats kaip, į pavojų zoną tu būtum išėjęs, supranti, tu nori bėgti, greičiau dingti iš zonos, kuri tau pavojinga. Įsivaizduoju, tu elgiesi, tau reikia, tu nori vesti tos kirpimo seminarus, tave nori apsaugoti instinktas, tarytum, čia tau gali kažkas atsitikti blogo. Grėsminga. Ir tave nori, tavo asmenis, tavo protas tave nori apsaugoti. Įsivaizduoju. Dabar kita automatiškai logika, matai, sakoma, iš kur tu įgavai šitą menkavertiškumo kompleksą. Nes šitaip elgtis tavo protas gali tik taip po daugelio nesėkmių, vadinamų, supranti, patirčių.